Antrosios rungtynės vyks kovo 15, Jonavoje, kovo 17. Ekipai Jankaitis veržėsi link krepšio nuo 3 taškų zonos. Na, kol kas ko ir buvo galima tikėtis prieš šią seriją. Furmanavičius atsako taip pat Aaronas Enkfordo, jis yra surinkęs 4 taškus. Čia ties klaidos riba, tačiau viskas baigėsi. Tačiau jį kol kas turi 4 taškų deficitą. Furmanavičius prieš Andrių Gaidį veržėsi link krepšio. Varzoninė Šilutiškių gynyba ir viskas baigėsi Furmanavičiaus tolimų metimų. Puikiai šiandien savo aukštą ūgį išnaudoja Laimono Eglinsko auklėtiniai. Furmanavičius jo 2 taškai su pražanga. O varžovų klaidų 10 taškų yra surinkęs Šilutiškiai. Furmanavičius iš 3 taškų zonos. Šiandien Furmanavičius yra neįtikėtinas. Liko 4-ajame kėlinyje ir neatmeskime ir pratęsimo varianto. Furmanavičius dar kartą iš 3 taškų zonos. Pirmuosius 2 kėlinius net 13 kamuolių. Furmanavičius, jo dėjimas iš viršaus, prasiveržus į kairę pusę ir čia Laimonas Eglinskas prašo minutės pertraukėlės. Dovanėlė Jonavos komandai ir Furmanavičius ją pasinaudoja.